Užduodami 5 klausimai, turi galimybę 20 štukų laimėti. Nu davai. Nu noriu, žinok, niekur važiuoju. Kaip manai, mechanikai yra protingi? Jo, mechanikų neklausom. Gerai. Žinok, ne čia pataikai, čia televizija. Да, пошел на. Sakau, televizija. Sakei, blėti, kad dar turėsim važiuoti su X. Jau viskas, jau pasitikėjimo nebek. Ne. Mergaitė įsirinko tave, kad tu jai padėtum atsakyti į klausimą. Čia mergaitė, matai. Nu, tai atsiprašau. Ai, nu, atsiprašau, aš irgi. Eifelė, bokstai. Irgi pakelsi čia kažkur, ne? Duosim jai pinigų, jie nuskris iki Eifelio bokšto. Ai, nu tai tu. Jei gerą vakarą ir tebūnėsiu, jau. Nesakei, blėti, kad dar turėsim važiuoti su X. Jau viskas, jau pasitikėjimo nebek. Ne. Jau pasitikėjimą jūs daug nekeliat. Užduodami 5 klausimai, turi galimybę 20 štukų laimėti. Nu davai. Nieko prieš, jeigu mes važiuosim. Nu noriu, žinok, niekur važiuoju. Dar vienas dalykas, dalyvaudami žaidime negalėsi naudoti nei racijos, ne? Na gerai. Tau užduosiu 5 klausimus, iš 5 klausimų bus 3 atsakymai, kad turi būti atsakomi teisingai ir 2 atsakymai turės būti atsakyti neteisingai. Tai bus 2 ir 4 klausimas. Bet esmė yra tokia, kad visus tus klausimus atsakinėsi ne tu. Aš tau užduodu klausimą, mes važiuojam mieste, tu man parodai su pirštu žmogus, katras galėtų už tave atsakyti ir mes jį pasirinkam. Bet jis neturi žinoti, ar tas klausimas turi būti atsakytas teisingai ar neteisingai. Į kiekvieną klausimą atsako kiekvienas skirtingai žmogus. Ne tas pats žmogus. Aha. Supratai, ne? Nu tipo. Pirmas klausimas būtų toksai. Daugiausiai baudų gavęs už ket pažeidimus Lietuvos įžymus dainininkas yra. Galėtum atsakyti šitą klausimą, tai žinotum atsakymą? Ne. Galim pavažiuoti iki paleto stogelio. Tu pasakai, kuri žmogus apranga. Žiūrėk, matai ant stogo. Katrą norėtum. Ta su juodu. Su juodu kažkokia, ne? Su kepure. Jo. Kaip galvoji, jis ateis padėti tau? Nu aš tikiuosi. Labą vakarą. Prašom. Labas vakaras. Tavo draugiai pasisekė ir turi galimybę laimėti tam tikrą pinigų sumą. Mes uždavėme jai klausimą ir jį pasirinko tave, kad tu atsakytum už ją. Aha. Dabar aš tau užduosiu klausimą ir nuo to priklausys, ar toliau mes tęsim žaidimą su tavo draugė. Žodžiu, klausimas būtų toksai. Daugiausiai baudų gavęs už ket pažeidimus Lietuvos įžymus dainininkas yra? Savas. Teisingas atsakymas. Antras klausimas bus, turi atsakyti neteisingai. Nu, ta prasme, jis neturi žinoti atsakymą. Ne? Taip. Ir Lietuvos krepšinio legenda. O, ne. Suras tokį žmogų, kad nežinotų atsakymą. Davai, ieškau dabar. Jo, reikia Olivija. kokio, blet. Kaip manai, mechanikai yra protingi? Jo, mechanikų neklausom. Gerai. Šito? Nežinau, reikia. Sveiki, Na, labą. kaip sekasi? Ai, normaliai. Imam. Gerai. Ar galėtum šitai merginai padėti laimėti pinigų? Kaip aš jai padės Aš laimėti? tau užduosiu klausimą ir tiesiog turėsi atsakyti. O, blėt. Aš pats pinigų dar prieš jai Tai tau nieko ir negalėjau. nereikia, tau nieko nereikia. Tau aš tau užduosiu klausimą ir tu atsakai. Tai tiesiog atsakymą man. Na, davai, pabandom, po. Gerai. Lietuvos krepšinio legenda? Marčiulions. Neteisingas atsakymas. Ir ji laimėjo antrą atsakymą teisingą. Mes ieškojom žmogaus, kad Palauk, atsakytų palei. neteisingą. O Lietuvos krepšinio legenda tai yra Arvydas Sabonis, kad ateityje žinot. Šitas dėdis. Nu, Klausimas, gal kanapių lapelių turi, kur aš tų kanapių sėklų turiu? žinok, ne čia pataikai, čia Medžiagą televizija. pažiūrėjau, ir tai. Da, pašol na. Sakiau televizija. Tai klausimas būtų toksai. Kiek tūkstantis turi nulių? Paprastesnė tokia, kad būtų. Nu gerai. Bet vis tiek, manau, atsiras koks žmogus, kur nežinos. Nu, bliamba, čia būtų pažiaur, žinai, nebent gal pirmokas Nu, čia jau visą. būtų
Bet čia Žinau, reikia ne pirmoką pasirinkti ir tada Bet tie, bus kurie, gerai. čia tie, vat, O kuo jūs užsiimat pati? Pianinį pahalinu, kuročią. Nugarą lankstai, ne? Mhm. Nu, kad 20 štukų uždirbtum, tai reikėtų biškai palankstyti. Matai, čia jeigu viskas tau Jo, jo. pasiseks. Gal nori iš čia esančio, ar važiuojam, gal iš viso už miesto galim važiuoti? Žiūrėk, ten paštininkas yra, o ten yra daugiau žmonių. Tas rožinių debilas, biškai, tai ne, tada... čia jau nuspręsta viskas, aišku. Skirtingai. Paimam va šitą va su kuprinė bičiuką, Su kuprinė? kur bėgioja. Tas vidurė, kur yra, ne? Vidury. Jo, kur dėžę Okay. ką tik paėmė. Labą vakarą. Labą. Va, tu Evangelį pasidarysi. Galėtum padėti šitai merginai, kur sėdė automobilį laimėti pinigų? Bendrauja su manim. Ne, tai žiūrėk, jie ir negali šnekėti, čia yra esmė. Žodžiu, aš užduočiau tau klausimą ir tu turėtum atsakyti. Nu, jie pasirinko tave. Davai šau. Žiūrėk, bet jeigu atsakai neteisingai, jie pralaimė, ne? Olivija, užpyksi labai, jeigu neatsakysiu teisingai. Tada einam prie klausimo. Tai klausimas būtų toksai, kiek tūkstantis turi nulių? Tris. Teisingas atsakymas, ką? Tada dėkui tau, kad padėjai jai atsakyti trečią klausimą. Tau gero vakarą tada, ne? Iš kuris mano vardą žino. O tai jų nepažįsti? Nebent neprisimenu, kai jis toks. Ketvirtas Tai va. klausimas. Į jį reikės atsakyti neteisingai. Ir Aha. klausimas bus toksai. Pasaka, berniukas ant kilimo. Vadinamas kaip? Gerai. Žinai, iš pasakos yra toksai. Aladinas, ble. Jo, tau reikia surasti Na, čia labai žmogų. lengvas klausimas, nebedam. Tai kur man važiuoti? Važiuojam į paletą. Žiūrėk, ten paštininkas, matau, važiuoja. Gal jis netoksai būtų protingas, kaip manai? Labą vakarą. Ar labai užsiėmęs esi? Ar tinka šitas žmogus? Tinka. Bus. Gerai, šitą mergaitę įsirinko tave, kad tu jai padėtum atsakyti į klausimą ir po pasekoje jie gėtų galimybę laimėti tam tikrą pinigų sumą. Tinka Čia jai. mergaitė, matai. Nu, tai atsiprašau. Ai, nu, atsiprašau, aš irgi. Gerai. Tai ar sutinki jai padėti atsakyti į klausimą? Jo, drąsiai važiuoju. Yra tokia pasaka, berniukas ant kilimo. Tas būdavo. Aladinas tipo tas šitas, ne? Teisingas Žinomas. atsakymas. Jo. Tu atsakai teisingai ir ji nelaimėjo, nes ji turėjo surasti žmogų, kad tas atsakytų neteisingai šitą klausimą. O mergaitė pralaimėjo. O tai turi galimybę dar, turi telefoną. Ai, Nu, turi telefoną, telefoną. jo. Ai, Jo. jo, pamiršau. Prašau, jeigu man duotum telefoną ir aš pasakyčiau, kad aš nuo tavęs skambinu. Jo, šiaip jo, jisai jau skambina. Nežinau, kai šia gyvi pas mane iš telefono numerį. Nu, Kamilė, davai, atsiliep, nahui. Labą vakarą. Labas vakaras. Skambinu nuo tokios Olivijos, pažįstat? Jis to. Klausykit, turiu klausimą. Klausimas būtų toksai. Žinot pasaką, berniuką ant kilimo, katras galėdavo skraidyti. Žinot, ko jis vardu buvo? Arba, žinokit. Palaukite, skubėkit manęs. Man sakot atsakymą, bet kokią jūsų galvoje esantį dabar jūsų mintise ir tiesiog baigiam. 1, 2. Alabinas? Kaip pakartokit? Alabinas, man atrodo. Atsakymas teisingas, Aladinas. Aš ne Aladiną sakiau, aš Alabiną sakiau. Kaip sakėt? Vis tiek tas Kai- pačiūras. Žodžiu, gerai, ačiū už atsakymą. Ir ką, gero vakaro. Aš užskaitysiu šitą atsakymą kaip neteisingą, nes O tai ką atsakė? Alabinas. Alabinas. Kas tas susilemia? Kas tai alabinas? Ne, viskas gerai. Žiūrėk, paskutinis klausimas bus tada toks. Į jį reikės atsakyti teisingai. Ir Na, kokiame mieste yra Eifelio bokštas? net pati pagalvojau. Ok. Gerai, Paryžius. Ką, važiuojam? Tada Važiuoju. žiūrėk, šitą atsakai, atsako už tave ir tu laimi 20 štukų. Dabar jeigu laimėsi tuos pinigus, ką darysi su jais?
realiai nežinau, manau, toliau taupysiu ant mašinos, nes dabar mano tikslas yra susitaupyti tiek, kad iš išardymo mašiną įsitraukti. Labą vakarą. Labas. Klausyk, va, šitą mergaitę dalyvauja žaidime ir ji turi galimybę dabar laimėti 20 000 ir jai reikia atsakyti klausimą, bet vietoj jos klausimą reikia atsakyti kitam žmogui ir ji pasirinko tave. Ar norėtum jai padėti laimėti? Kas dar klausimas? Gerai, aš kaip matau sutinki. Gerai, tada klausimas. Sutinka. Jis protingas. Jums kaip patinka jo. Ne, tai klausimas apie ką? Gerai. Palauk, to Na, va čia ir yra. Klausimas gali būti bet koksai ir tiesiog. Aš bijau apvilti žmogų. Nu, bet jie pasirinko jos. Žodžiu, tada gerai, einam prie klausimo iš karto. Tada klausimas būtų toksai. Kokiame mieste yra Eifelio bokštas? Kaip sakai? Kokiame mieste yra Eifelio bokštas? O, Dimka, rimtai. Atsakymas būtų koks? Na, koks tai Dimka? Nu, dirbi, davai, šiandien. Tu plikas, aš tavim tikiu. Jaučiu, blėt, jūs čia apsipysot, nes Paryžius, ne? Jo, atsakymas buvo teisingas ir jai padėjai laimėti 20 000. Nu, va, Ai, nu. Dimka, matai gerai. Gerai, tada dėkui tau, kad padėjai. Gerai. Tai tą Eifelio bokštą irgi pakelsi čia kažkur, ne? Tai va, mes duosim jai pinigų, jie nuskris iki Eifelio bokšto. Ai, nu tai tu... Jai gerą vakarą ir tebūnė su Dievu. Gerai, dėkui tau. Nu va, šaunuolė, va. Norėjai padalyvauti ir laimėti 20 000, ne? Ai, Aš nežinau, ką iš jūs laimė, bet... Okay. Gerai, dėkui tau ir gerą vakarą. Ai, tipo, blėt, aš sulašiu ir pats išdalinu, davai. o tai, kodėl jis man rašo? Laisvašiu, viskas, bet... A tai dar laimėjai daugiau, ne? Ant viršaus? Jo, man 5 štukas davys. Nu matai, kai tau pasisekė, kad šiandien laimėjai Čia tau gerai čia gal. 25. Gavai, ne, pinigėlius. Ačiū. O, ačiū, ačiū. Šaunu, kad yra atsirand žmonių, kad ir dar nori sudalyvauti. Kad neįsigažnai mašiną, Jūs žinai, dar kaip privažiuosim, fainai. paklausim, nebijok, neįsigažnai mašiną. O kaip pats žaidimas tau pačiai? Nu tavo nuomonė kokia? Šiaip įdomus, kažkada buvo pasiūlę žmonės žaisti, sutikau tai pirmam klausimui. Tai šiaip dabar labai fainai, kad laimėjau pagaliau. Mes Nu, va, jau čia, ne? Čia gera pradžia tavo mašinai bus. Tai ką, dėkui dar kartelį, kad sudalyvavai, visai buvo malonu. Jum irgi labai ačiū. Gerai, gerą vakarą tada tam, Olivija. Čiau, čiau. Labą vakarą. Labą vakarą. Gal va šitas žmogus tau tink, žiūrėk. Privažiavęs, ne? Ne. Ok. Aš negėjus. Ok, bet žiūrėk, rekomendacija yra tokia, šitas yra vyriausias, čia yra mama. Tai geriausia. Galiu spėt, nu aš tai tiksliai žinau. Dėkui tau Būtų už prapysęs atsakymą. nachai. Reikėjo manęs klausti. Jam galimybė ir laimėti 20 000. Ir šis... Palauk, biškį prasiblaivysiu. Čia tas dėl avarijos, kurva. Verslininkai, kurva, girdit. Kas ir plikė, pasakok. Koks tavo reikalas? Girdit, ką tu čia girdi? Kokosas, ką būsi? Aklažą neklausyk, pats prieiblė tą hujelindams. Galėtum... Nahui tik tu iš kuras. Valeis tą gazą biškį atlepausi. Blet, neadekvatas. Tu galėtum batukus biškį Tai ką? pasikeisti. Aš tave Nu, galėčiau tai čia pas plikas dizainerį tokias nuvesti, nenori?